Šios dienos tema yra eBay prekyba. eBay pasaulio rinkoje jau yra 30 metų. Lietuvoje su eBay esu pažįstamas nuo 2008 metų. Nuo 2008 metų. Tada mes pirkdavom visokius dalykus iš Kinijos, siųsdavom į Lietuvą. Baterijos, telefonai, 3D akiniai, kas būdavo kosmosas. Tačiau jie išpopuliarėjo kaip biddingo. Tai reiškia, kad statymų puslapis. Did you know that in 2006, a man tried to sell New Zealand on eBay? The starting price was 1 cent, and the bidding reached $3,000 before eBay shut down the auction. What do you think about it? Žmonės dėdavo savo daiktus, parduodavo, žmonės galėdavo aukciono būdu, kas daugiausia pasiūlo įsigyti, kai kurie parduodavo tiesiogiai. Tai vis tiek dar yra tas mitas, kad ten nelabai ką galima parduoti, uždirbti, bent jau vieni ir kiti pasakytų. Tačiau įdomus faktai yra, kuriuos sužinojau, būdamas konferencijai. Visą laiką žinau, kad Lietuvoje labai gerai dirba su automobilių detalių pardavimu, tačiau kad tai yra viena labiausiai, greičiausiai, daugiausiai augančių rinkų, kuri parduoda į Europą. Šitas buvo tikrai labai nustebinęs. Super excited to be here. This is one of our fastest growing markets within my region. I manage eBay's emerging markets. O kas labiausiai nustebino, tai yra įmonė, kuri prekiauja rūbais, lietuvaičiai prekiauja rūbais per eBay ir jie yra numeris 1 aplamai eBay platformai, kurie daro apyvartas, pardavimus ir didžiausius kiekius. Labai stebėtina. I asked that question on purpose because just before me with me, I did mention the largest seller in Europe in fashion is from Lithuania, right? But yeah, it is parts and accessories, right? And why do you think the Baltics is so strong when it comes to parts and accessories? There are probably more cars in many other countries or many other parts of the world than the Baltics. Any guesses? Taipogi labai stipriai auga į naudotų automobilių detalių. Varikliai, priedai, dalis, po to einantis aksesuarai visi, tai tikrai buvo nustebinę. Labai smagu, kad pavyko sudalyvauti šitoje konferencijoje, patvirtinimą gavau porą dienų prieš, tai džiaugiuosi atvykęs. Pavyko truputėlį pabendrauti su regiono vadovais, kurie atvyko iš Amerikos, atvyko iš Indijos. Hi everyone, I'm Prasenjit. I'm the category manager for salvage parts and accessories for the eBay Global Emerging Markets. I'm based in Prague, originally from India, so I'm pretty close. Renginio metu jie atsakinėjo tikrai rūpimus klausimus dėl grąžinimo, siuntimo, logistikos. Net Lietuvos paštas, kas tikrai nustebino, jau 5 metus aktyviai dirba ir tobulina logistikos sprendimus kartu su eBay. Tai reiškia, mes iš Lietuvos galim pradėti prekiauti daug paprasčiau, ypač kas liečia mažasias siuntas. Having a chance, would like sure to say thanks for the invite and to this community. Negabaritinės kaip automobilių varikliai ir dar didesnės šiai dienai, kiek tai yra iššūkiai, bet su jais tikrai yra susitvarkoma. Tikrai eBay dabar skiria nemažai dėmesio ir pastangų, kad naudotų automobilių dalis tikrai augtų šitoje visoje rinkoje, nes mes į taip pakankamai labai stipriai augame ir jie mato potencialą po Balčio šalių, kurios gali tikrai aktyviai prekiauti, kas tikrai labai yra stebėtina. So, I would advise all else being equal, probably start with the German side. You can always replicate your inventory across all our eBay marketplaces with the single click of a button. So that's not an issue. So if you already do some business in the EU region and you believe Germany is a market that you can easily service or comfortably service, please go ahead and register. That's the easy answer that I can give you. Like I said, it does depend on what you sell, but I would still say Germany. eBay šiai dienai turi virš 135 milijonų vartotojų. Tai yra tikrai nemaža rinka. Galima pasiekti praktiškai į visas šalis prekiauti. Ką rekomendavo patys atstovai, tai testuotis ir pradėtis nuo Vokietijų rinkų.
Tai ten didžiausias pirkimas ir po to palengva eiti į Lenkiją, Prancūziją, Angliją. Gal su Anglija ten kiek su siuntimais problemos gali iškilti, bet viskas yra susitvarkoma. Taipogi buvo atvykę ir partneriai, kaip ir Lietuvos paštas pristatė, ką jie daro su eBay. Buvo vadinamai fulfillmento paslauga, tai galima išsiųsti į sandėlį visas savo prekes ir jie ten tvarko, sudaro, išsiunčia, priima grąžinimus ir jeigu prekė netiko klientui dėl dydžio ar kažką tokio, ją galima atgal grąžinti, jie grąžina į prekybą, pakuoja ir išsiunčia. Tai kas labai yra patogu, nereikia jau patiems šituo susitvarkyti. Davė nemažai patarimų, tie, kurie pradeda. Iš karto pasakė, nebijokite grąžinimų. Sunkiausias eBay dalykas pradėti prekiauti, tai yra susirinkti teigiamus ir gerus atsiliepimus. Ir kaip pasakė patys atstovai, geriausia susirinkinėti teigiamus klientų atsiliepimus, tai tada, kai yra prekės grąžinamos, pakeičiamos, nes tada parodai daugiau dėmesio, greitai sureaguoji ir jie tikrai palieka dažniau gerą atsiliepimą. Tai va čia yra vienas iš tokių, kur daug kas vengia grąžinimų, bet pats eBay sako, grąžinimai yra gerai, tai jos reikėtų ir gerai aptarnauti, kad ir prekę grąžino, pinigus atgavo, bet paliko gerą atsiliepimą, kad aptarnavo gerai, pinigai parėjo, išsiųsti pavyko nemokamai grąžinti, tai palieka gerą atsiliepimą apie jūsų veiklą, tai sukuria pasitikėjimą. Kas buvo tikrai įdomu, tai kad galėjai iš karto ir vietoje susikurti paskyrą. Atstovai, paskirti žmonės, kurie jums galėjo paimti ir padėti susikurti. Įdomiausias dalykas, mes patys prieš gerą mėnesį susikūrėm paskyrą, dabar ten reikia dar aktyvuoti, patvirtinti įmonės duomenis, testuojamės, kaip tai atrodys. Konferencija pati nebuvo pakankamai ilga, tikrai išsamei, trumpai papasakojo. Šitas renginys tikrai nenuvylė, labai man patiko. Ir galvojau, kodėl Lietuvoje jie taip čia paskyrė dėmesio, sukviesti. Ir apie 150 verslų atvyko, kuriems tikrai buvo įdomu pasidomėti apie eBay, kai kurie prekiavo, kai kurie nori pradėti prekiauti. Pagrindė buvo visa konferencija buvo skirta automobilių detalių pardavėjams ir rūbų pardavėjams, nes šitie du sektoriai labai stipriai augantis. Labiausiai patiko įstrigęs vienas klausimas, kas liečia rūbų sektorių. Sako, kodėl reikėtų rinktis eBay, o ne Vinted dėvėtų rūbų pardavimui. Atstovai susisuko pakankamai teisingai, kad eBay tai sena platforma, patikrinta platforma, jų turi išdirbtą grąžinimo sąlygas, apmokėjimo, bet ir nieko blogo ir nepasakė prieš Vinted. Jie dabar šiuo metu tikrai pakankamai konkuruoja. Nors eBay turi 135 milijonus vartotojų, mano duomenimis, kiek pasižiūrėjau, lygtais šiai dienai Vintedas turi 80 milijonų vartotojų bazę. Jeigu mes palygintume sektorius, tai Vinted vis tiek šiuo metu turbūt lenkia. Ir Vinted išeina dabar stipriai į technikos, smulkiosios technikos, kaip telefonai, fotoaparatai, ausinės ir panašus tokie dalykai, elektronikos. Prietaisų prekyba, tai jie tampa tikrai eBay pakankamai konkurencinga. Todėl jie turbūt ir skiria dėmesį nemažai automobilių detalių pardavimui, nes mato didelį tame potencialą. eBay iš tikrųjų labai yra suinteresuoti, kaip ir kalbėjo atstovai, kad padėti verslams. Nes jeigu mes parduodame verslai, tai reiškia, jie uždirba, jeigu jie uždirba, tada gali gyventi. Tai toks, kad be prekybininkų, be mūsų nebūtų jų. Tai labai puikiai terpė tie, kurie nori pradėti prekiauti per eBay, yra pats tas metas automobilių detalėmis, rūbais. Jie tikrai turi geras sąlygas naujiems verslams išaukti, tai tokie, kad jos geriau parodys greičiau, papušins, kad matytųsi. Conversion field listing. So what this means is you can list up to 250 items without paying anything, right? But in the next slide, what I'll show you is that we have certain offers for our new sellers on this as well. Tai va, bendrai informatyvu, įdomu, tikrai patiko, belieka tik tai užsirezervuoti,
ir žiūrėsimės. Turiu minčių netgi paleisti kelis projektus, kas liečia automobilių, kadangi pas mūsų vienas klientas yra, kurio mes tvarkėm tinklalapį, buvo mintis irgi eBay prekiauti, bet kai kurie vis dar žiūri skeptiškai. Daug darbo, reikia įdėti skelbimus, reikia prižiūrėti. Tai labai įdomu, ką pasakysiu. Internetinė prekyba nėra, kad paėmiau, padariau ir jau ten vyksta dalykai, ima prasiduoda ir kiti visi dalykai. Reikia įdėti darbo, pastangų, noro, kad viskas vyktų. Kitaip nieko nebus. Čia turbūt kaip ir visame kame. Jeigu nedėsi meilės, darbo ir pastangų, nieko nebus. Patys eBay sakė atstovai, kad reikia įdėti pastangų, darbo, noro. Tada viskas įvyks. O jeigu šiaip įdomu apie eBay, dar kokių klausimų, parašykite mums. Pabandysim atsakyti. O jeigu norit, kad jums padėti pradėti prekiauti per eBay, susikurti paskyrą, suskelti produktus, automatizuoti, parašykite.